Sveiki! Smagu Jūs matyti. Šiandieną mano tikslas pristatyti Jums multisensorinį būdą, kaip lengviau mokytis raides. Na, tai tikriausiai jau įsivaizduojat, kad štai šitas video bus labiau skirtas tėveliams, kurie turi jaunesnius vaikus, na taip, iki mokyklinio amžiaus arba, pradinių klasių. Kartais tikrai dar pasitaiko, kad ir antroje klasėje vaikai sunkokai skiria raides, visai būna, tai įvertinkit, ar jums aktualu ir tada kviečiu susipažinti su štai tokiu būdu, kuris gali padėti atrakinti net ir atrodo labiausiai su raidėmis nedraugaujančio vaiko protą, sakykime taip, ir padėti jam išmokti raides. Na, tai jeigu tėveliai pakviestumėt dabar savo vaikus, tai galėtume kartu ir pabandyti. Tik vienas dalykas, ko noriu paprašyti, kad prieš pradėdami užduotėlę vaikai turėtų popieriaus lapelį ir pieštuką kažkokį, kad po to nebereikėtų bėgioti, galėtų iš karto viską atlikti. Na štai, prie ekranų jau susirinko vaikai, ar ne? Sveiki vaikai! Šiandieną aš pabūsiu jūsų mokytoja ir papasakot noriu jums tokią įdomią istoriją. Vaikai, gal jūs žinot, koks čia žvėris? Kas čia yra? Taip, čia yra avis. Manau, kad dauguma tikrai pažinot, kad štai čia yra avis. Na ir žiūrėkit, istorija yra tokia. Štai šita avis yra labai išdykus. Ji vis mėgsta pabėgti kažkur. Dėl to aš paprašysiu jūsų pagalbos man padėti ją pagauti. Žiūrėkit, ištieskit ranką, galbūt ta avelė ateis jums ant rankos. Ištieskit prieš avelę ranką, štai kaip aš ištiesiau. Na, ar ateina avelė? Įsivaizduojam. Ateina avelė, ateina. Šaunu. Ir dabar žiūrėkit. Kai avelė bėgs, mes ją gaudysim, sakydami a, o kai ją pagausim, pridėsim vis. Kaip avis, ar ne? Na, tai gaudam. A, vis. Padarykit irgi jūs. Gaudom. A, vis. Na, dabar tik jūs. Šaunuoliai. Pagavot avelę. Labai gerai. Vaikai, bet kad ji man vėl nebepabėgtų tą avelę, galbūt galėtume pastatyti jai namelį. Žiūrėkit, pastatykime namelį. Namelis gali būti visiškai paprastas, štai toks. Iš 2 pagaliukų, iš 2 sienų pastatytas. Padarykime. Parodykit man su rankytėm, kaip pastatom tą namelį. Viena siena ir kita siena. Visi pastatom namelius. Gerai? Na štai, dabar avelė jau turi namelį, matau, kad laiminga, jau galbūt nebenorės pabėgti, tačiau, kad jau tikrai būčiau užtikrinta, reikia ją ir uždaryti. Na, tai uždėkime štai tokį aptvarą aveliai. Na, pabandom dabar tą namelį nupiešti ore, kaip jis atrodo. Pirmiausiai sienos, kokios buvo. Taip, viena siena, kita siena ir per vidurį aptvaras. Šaunuoliai, matau, kad puikiai sekasi. Ir dabar vaikai žiūrėkit. Dabar jums tokia užduotėlė. Pasiimkit rašiklius ir popieriaus lapelius. Tinka ir pieštukai, tikrai ir flomasteriai tinka. Viskas tinka. Tai pasiimkit ir nupieškit man tik aptvarą, tik namelį avelės. Gerai? Tik namelį su tuo uždarimu. Jeigu reikia daugiau laiko, galite sustabdyti video, tėveliai.
O jeigu jau nupiešit, na, tai pasižiūrim, ar tokį tikrai taisyklingai jums pavyko atsiminti ir nupiešti. Štai toks? Puiku, šaunuoliai. Gerai. Tai dabar žiūrėkit, ką mes čia uždarėm į šitą namelį, pasakykit man, kokį gyvūną. Taip, avį. Iš kokios raidelės, iš kokio garso prasideda žodelis avis. Jeigu žinot, tai labai puiku, o jeigu dar abejojat, tai dar kartelį pagaudykime savo avelę ir išgirskime tą garsą, kuriuo mes ją bėgančią gaudėm. Na, tai įsivaizduokite, avelė bėga jūsų ranka žemyn ir mes sakom a ir pagaunam vis. Tai koks ten garsas buvo, kai gaudėm? A. Taip. A. Visi padarykit tą patį gerai, kaip aš. Bėga avelė ir mes sakom garsą a. Pagaunam vis. Na taip, tai štai čia yra tas garsas a. Čia yra raidė a. Tai dabar tikiuosi, kad nepamiršit ir pasikartosit, pasibandysit. Tėveliai galit dar vaikams kartais paklausinėti, bet tikrai, manau, pavyks lengviau atsiminti tą a raidelę ir ją vis kur nors nupiešti, parašyti. Tikrai esat šaunuoliai, šiandien gerai padirbėjom. Taigi, toks tas mūsų multisensorinio mokymosi trupinukas, tik tai žinoma, bet manau, šiek tiek supratote tą metodą, kaip per įvairius jutimus, integruojant įvairias metodikas, galima vaikams sustiprinti raidžių supratimą, jų garsų išgirdimą. Tai sėkmės, galite tėveliai pabandyti štai taip su vaikais pažaisti ir su kitom raidelėm. Iki pasimatymo, sėkmės!